Šiandien kalbame apie vieną žemės ūkio praktikų, kuomet herbicidai yra naudojami mišinyje kartu su biostimuliatoriais. Ir iš to nauda iš tikrųjų yra daugialypė. Tai visų pirma, biostimuliatoriai, kurių sudėtyje yra fulvorūgščių, pagerina herbicido efektyvumą. Taip yra todėl, kad fulvorūgštės yra unikalios. Jos geba prijungti tiek neigiamą, tiek teigiamą krūvį turinčias daleles ir tokiu atveju herbicidas dar efektyviau veikia piktžoles. Kitas dalykas, jeigu augalas patiria stresą nuo nepalankių sąlygų, sakykime, tai galėtų būti sausra, biostimuliatoriai tą stresą sušvelnina ir tiesiog neutralizuoja. Tiek gamybiniuose, tiek moksliniuose bandymuose pastebime tokią tendenciją, kad laukuose, kur buvo naudojamas herbicidų ir biostimuliatorių mišinys, piktžolės pradeda greičiau gelsti ir nykti. Turiu labai paprastą schemą, kurioje yra vaizduojama biostimuliatorių naudojimo praktika. Čia pagrindinį vaidmenį atlieka augalas, herbicidas ir biostimuliatorius. Ir naudojant herbicidų ir biostimuliatorių mišinį, jis naudojamas ant pasėlio lapijos. Yra nemažai mokslinių straipsnių, kurių rezultatai ir duomenys rodo, kaip pasiteisina biostimuliatorių ir herbicidų naudojimas mišinyje. Tyrimai rodo, kad chlorofilų kiekis naudojant herbicidų ir biostimuliatorių kiekį didėja lyginant su laukais, kur buvo purškiamas tik vienas herbicidas. Tai reiškia, kad biostimuliatoriai neleidžia irti chlorofilams augaluose, o chlorofilai yra reikalingi tam, kad augalas efektyviai vykdytų fotosintezę. Taip pat tyrimai rodo, kad fenolių kiekis laukuose, kur buvo naudojamas biostimuliatorių ir herbicidų mišinys, yra didesnis lyginant su laukais, kur buvo purškiamas tik vienas herbicidas. Tai fenolių vienas iš pagrindinių vaidmenų yra tas, kad jie saugo augalus nuo patogenų. Taip pat naudojamas herbicidų ir skystų organinių trąšų mišinys didina augaluose antioksidacinį aktyvumą. Antioksidantai augalų ląsteles saugo nuo laisvųjų radikalų žalos, o paprastai tariant, tai kuo didesnis antioksidacinis aktyvumas augaluose, reiškia, kad augalai labiau geba prisitaikyti prie nepalankių sąlygų. 3-4 lapelių tarpsnių buvo panaudotas herbicidų mišinys Belkadi-Metazamix ir kitoje dalyje lauko pridėtas biostimuliantas Humextract 500, 1 litras į hektarą. Tai šią praktiką ūkininkas pasirinko atlikti pirmą kartą ir atvykus į lauką iš tiesų matome teigiamus rezultatus, kadangi žolės yra paveiktos herbicido, suveikia, apgeltę, o augalai yra nesustresavę.